Tai didis nuolankumas puošia tikrai išmintingą žmogų. Tikras autentiškas nuolankumas yra nepaprastas atvirumas ir paprastumas. Gebėjimas prisitaikyti, mokėjimas išgirsti, suprasti, turėti intuityvią širdį. Nuolankumas atsiranda, užgimsta mumyse, kai paleidžiame tai, kas klaidinga. Klaidinga konstrukcija apie save ir įvairų siekį. Siekį būti geresniem už kitus, siekį pasirodyti, atsikreipti dėmesį. Netgi dvasingumo siekį turime pakeisti receptyvumu, nuolankumu, paprastumu. Turime pasitikėti Dievu, visata, savo laiku visa ateina. Jei turėsime nuoširdų paprastumą ir troškimą pažinti Dievą, būti arti Dievo, visa susiklosti savaime, mums nereikia dėl to pergyventi. Tikras nuolankumas leidžia šiai Dievo tėkmei tekėti savaime, priimdama, ką atneša likimas. Pastebėkime savo gyvenime įvairius įvykius ir taip pat pamatysime šią tiesą. Didžiausios mūsų gyvenimo pamokos dažnai atėjo ne iš troškimų patenkinimo ar nugalėjimo, pasigėrėjimo savimi, bet tuomet, kai gyvenimas mus prilenkė ir tikrai sudaužė, tuomet mums visata atvėrė kitą požiūrį. Nuolankumas yra nepaprastai atviras požiūris, matantis ne per mažą ego proto stiklelį, bet regintis realybę, kokia ji iš tikrųjų yra. Be nuolankumo negali būti tikro progreso mūsų dvasinėme kelyje, nes esame lyg tvirta siena, neleidžianti prasiskverbti Dievo maloniai. Ši konstrukcija turi išeiti, mus palikti. Turime pasiduoti Dievo valiai. Tikras pasidavimas Dievui yra išmintis, nes daugelio dalykų ir taip negalime nulemti. Visą sutvarko Dievas savo metu. Ir įvairios situacijos, kurios mums nepatinka, yra sunkios, skausmingos. Jeigu mes sugebame jas priimti kantriai, tyliai ir nuolankiai, jos mūsų brandina, atveria išminties. Dažnai mums yra naudinga pakentėti. Tad ar geriau kentėti sukandus dantis ir priešinantis šiai srovei, ar geriau atsiverti šiam nuolankumui ir paprastumui, kuris priima gyvenimo situacijas tokios, kokios jos yra, kaip iš Dievo rankų. Taip mes tikrai atsiveriame augimui savo dvasinėme kelyje, būdami paprasti, receptyvūs, gebėdami išgirsti, įsiklausyti, neprojektuodami savo atvaizdo, mentalinio atvaizdo į išorę, bet gebėdami būti tušti, tušti lyg bambukas, tušti lyg Budos dubuo, gebantys išgirsti, suprasti. Nėra nieko gražiau tarp vertybių už nuolankumą. Nuolanki siela yra tikrai arti Dievo. Išdidumas yra aklas ir pats to nežino, jog yra aklas. Bet viskas yra gerai. Tam taip pat Dievas yra numatęs laikotarpį, metą. Visos tos stiprios ego formacijos, idėja apie save, reikiamųjų metui atėjus sudūžta. Gyvenimas randa, kaip mus parklupdyti ant kelių ir atverti nuolankumą.
gilų pasidavimą. Nuolankumas geba mylėti, matyti Dievą kiekviename žmoguje, kiekvienoje būtybėje, atpažinti geras savybės visose. Tikrai nuolankus žmogus, net sudėtingomis situacijomis, gyvenimo išbandymams atėjus, nepasimeta. Jos kantrybė ir skausmas, nuolankios ašaros yra priimamos Dievo. Ir tik nuolankus žmogus žino, kas yra tikra ramybė, tikroji pilnatvė. Nes nuolankumas yra mūsų vidinės šviesos vaisius. Tai yra Dievo puošmena. Jis turi dieviškąją prigimtį, kuri nesipuikuoja, nelygina ir neteisia, nesmerkia nei vieno. Prigimtį, kuri yra receptyvi, supranta, išgirsta ir priima. Tai nuolankumas yra tas matas, kuriuo matome, kad žmogus yra pasirengęs dvasiniam keliui. Nuolankumas yra kur kas daugiau nei protas, svarstantis, manantis, kuriantis įvairius konceptus, teorijas, idėjas. Ir nuolankumas yra pati būtis, švari, skaisti, švari nuo ego aš. Tai Dievo saulės spindulys. Taip mūsų vidinė šviesa, Dievas, pagimdo įvairias vertybės, dorybės mumyse. Į tai gerai atpažįstame, į tam pasiduodame. Turime bendradarbiauti su Dievu šiame kelyje, be savųjų užgaidų ir padėti nuolat mąstantį konceptualų protą į šalį. Atsiverti esybei, kuri švyti kiekviename mūsų. Ir Dievo meilė pagimdo visas dorybės. Viena jų yra nuolankumas. Daugelis turėjo tam tikrą patirtį atpažinimo natūralaus proto ir atbudimo į tikrąją prigimtį. Tačiau šis kelias nėra baigtas. Mums šią patirtį reikia rafinuoti, išgryninti. Mumise dar vis yra senojo žmogaus pėdsakų. Nuolankumas yra tas ženklas, tas matas, kuris parodo, kiek žmogus save apsivalė. Nesvarbu, kiek žinotume, kiek įvairių patirčių turėtume, jei esame išdidūs, nesupratome nieko. Nesupratome pačio svarbiausio dalyko. Išdidumas visada lieka tuščias, jis niekuomet nėra patenkintas, niekas jo nepasotina. Kiekvienoje patirtyje, kiekvienoje situacijoje jis atranda vidinį tuštumą ir jaučiasi trokštantis. Net išoriškai rodydamasis labai galingas ir nepaprastas, viduje jaučiasi tuščias ir menkas, nes tai yra iliuzija, tai yra netikra ir tik tolina mus nuo esybės, nuo mūsų centro. Kuo esame toliau nuo Dievo upės, kuo labiau priešinamės šiam gyvenimui, tuo labiau tušti jaučiamės, tuo labiau išsilieja į išorę, į paviršių, tuo labiau materialistiški esame. Išoriškai turtingi, viduje skurdus. Tai nereiškia, kad turtas yra blogai, tai nei gerai, nei blogai, bet visas mūsų kelias yra viduje. Viskas priklauso nuo to, kokį būties lygį mes atspindime savyje, vidumi. Nuolankumas paklūsta visatai, visatos dėsniam. Tuo tarpu išdidumas tik skendi iliuzijoje ir atsisako priimti gyvenimo pamokas.
gebėjimas kantriai, tyliai ir nuolankiai priimti savo kryžių ar nemalonės gyvenimo situacijas, kad ir kaip tai pavadintume. Šie religiniai simboliai tik atspindi vidinio gyvenimo aspektus. Gebėjimas priimti tuos iššūkius kantriai ir tyliai, nuolankiai yra didelės brandos ženklas, didelės išminties. Žmogus tikrai atveria savo veidą į Dievą. Visi didžiausi mūsų istorijos meistrai, didieji mokytojai, pranašai, religijų įkūrėjai buvo nepaprastai nuolankus, nei jau dabar yra kitaip. Jeigu po savo atbudimo patirties dar esame išdidus, turime dirbti su tuo, turime tai pastebėti, atpažinti, medituoti į tai ir paleisti. Antraip tik atitoliname tikrąjį pažinimą ir tikrąją ramybę, tikrąją pilnatvę. Tuo labiau nėra kuo didžiuotis mūsų dvasiniais pasiekimais. Jau esame minėję, tai yra nieko ypatingo. Šis dvasinis kelias yra sugrįžti į tai, kuo natūraliai esame, kaip mus Dievas sukūrė nuo pat pradžios. Be šios ego proto ligos, be surambėjusio išdidumo ir visų kitų baisybių. Tai yra atsiverti šiam paprastumui. Tame nėra nieko ypatingo, nėra ko didžiuotis. Turėti mistinę patirtį, regėti viziją, matyti tą ar aną savo meditacijos metu. Visa tai yra natūralu. Tai natūraliai vyksta, kai apsivalome. Tai nėra nieko ypatingo, nėra nieko perdėtos reikšmės. Ir kad ir ką patirtume, kad ir ką matytume, ką regėtume, visą tai turime patirti vieno skonio, matyti visą, ko tuščia prigimtį. Tad neturime išties dėl ko didžiuotis. Neturime ko didžiuotis, bet turime kuo gėrėtis. Jeigu atsiveriame autentiškam, natūraliam nuolankumui, paprastumui, atvira širdimi, mes galime gėrėtis Dievu, šią nepaprastą ramybę, šią vidinę meilę, kuri yra esybės prigimtis. Visas pasididžiavimas tuomet visai netenka jokios prasmės. Visada buvome, esame ir būsime šviesa anapus kūno, jausmų, proto, asmenybės ir bet ko, ką galėtume patirti šiame materialiame pasaulyje ar ką įsigyti. Tai išties yra didžiausias gyvenimo lobis, kurį atrandame atsiverdami nuolankiam nuoširdumui